Aš esu girdėjęs apie tą ir net skaitęs, kai labai žinomi žmonės, kur ten bandė susilaukti 10 metų vaikų, spjovė, išvažiavo kažkur tai ten atostogų į Balį ir sako, grįžtų, nėščia. Staiga. Žinai, ir va tau surprizas. Atsipalaidavo, metė tą mintį ir stebuklas įvyko. O kiek laiko vidutiniškai užtrunka pastoti? Jeigu taip, žinai, yra to istorija, kur ten, žinai, vienos nakties nuotykis ir žiūrėk jau nėščia, o kitiems, žinai, ir 10 metų nepavyksta. Bet taip vidutiniškai, jeigu pora viską tvarkingai daro, yra, tarkim, vidutiniškai sveika, tai kiek užtrunka ir tada noriu protokolo, kada reiktų mylėtis pagal... O čia ko nereikia daryti? Protokolą, kada reikia. Bet žinai, ten tie mėnesinių ciklai, ten taip toliau, žinai, aš tikiu, kad yra daug, gal kurie nesupranta ir nežino. Tai va. Gerai, tai pora šiaip turėtų pastoti, tiksliau turėtų, sakoma, ateiti kreiptis, kai metus nepastoja. Reiškia, metai yra toks jau laisvas grafikas, kai tikrai pora turi pastoti. Jeigu tai yra jaunas poros iki 30 kelių metų, skaitosi, kad didžioji jų dalis pastos per 2 metus. Bet žinot, jau porai metai yra toks, vis tiek jau metai, jeigu tu apie tai galvoji, jau tą gyvenimo būdo pokyčius darai, vis tiek tu jau susimastai ir jau turėtum ateiti išsitirti. Tai va, o tas protokolas, žodis, kurio nereikėtų šitoj vietoj, bet vis tiek reikėtų... Aš tai taip sakau, įsivaizduokit, jeigu jūsų ciklas yra reguliarus, jūs plius minus vis tiek žinot savo vaisingas dienas. Jeigu, tarkim, standartas 28 dienos, ar ne, tai vaisingos dienos maždaug prasideda nuo 10 ciklo dienos. Nu, taip, plius minus, kiekvienai individualiai. Na ir jūs, nusakau, nuo 10 plius minus ciklo dienos pradeda turėti santykius, tai yra mylėtis kas 2 dieną, va taip pat. Ir dar sustokim ties šitą vietą. Kaip žinoti, kad yra 10 ciklo diena ir tai yra vaisingumo langas? Čia gal labiau tiem, kurie iš vis nesupranta apie mėnesinės. Supratau. Čia gerai, ten kraujavimas, tas tai baigėsi, kaip čia viskas. Tai paprastai žodžiais. Nuo bazės pradėkim. Tada, jeigu, kaip skaičiuojamas mėnesinių ciklas? Taip, pirmas klausimas. Nuo aktyvaus kraujavimo dienos, netepimai, ne dar kažkas, pradeda moteris raudonai kraujuoti, šviežių kraujų, tai yra pirma ciklo diena jo. Nu tai va, ir lengva tada atsiskaičiuoti. Suskaičiuoji maždaug 10 dienų ir tada pradedi turėti santykius. Mylėsi kas 2 dieną maždaug ir sako pacientas, ar nereikia kiekvieną, sakau, tikrai ne, nes spermatozoidas yra įrodyta, jisai nežūsta, jisai gyvena kelias dienas moters lytinės trakte, tai va, jis gali ir gimdoj pačioj dar likti, jisai šiaip manoma, kad didžioji dalis jų lieka va, jis keliauja, ar ne, mes turim santykius, čia spermatozoidai patenka, tada jie skuba, labai greitai lekia, mes matom per mikroskopą, jie labai greitai yra. Greitai labai, ne? Labai greitai. Jo, tai va, jie lekia per kaklelį ir tada lekia į gimdą ir tada jie lekia į kiaušintakį. Ir šiaip galvojama, kad pagrindinis apvaisinimas įvyksta būtent kiaušintakyje, va ten, nes kiaušidė paleidžia kiaušinėlį į kiaušintakį ir jie va ten kažkur šitoj daly susitinka. Tai jisai ten būna, jis gali 2-3 dienas ten būti, jis nemiršta iš karto, nes moteris, jam ten šilta, gera, ten visa aplinka, jam tinkama išgyventi, jie nemiršta. Ir dėl to kartais užtenka vieną kartą, sako, mes net mylėjomės ne per ovulaciją. Nesvarbu, dėl to, kad spermatozoidai lieka ten ir dėl to užtenka mylėtis kas 2 dieną. Ok, supratau. Taip, ir aš sakau, bent kokius 3 kartus kas 2 dieną ir jūs jau padengsit visą savo vaisingumo langą. Ir tada, kada baigėsi tas langas, po kiek dienų? Ir baigėsi po ovuliacijos, tai jeigu ovuliacija vyksta kokia 12-13 ciklo dieną, kartais 14, tai parą dar kiaušialąstė yra vaisinga, manoma, kad ir tada jisai užsidaro. Tai realiai yra 5-6 dienos. Maždaug, taip. Maždaug. Supratau. Aš norėjau klausti, kada poros turi mylėtis, tai jau kaip ir supratom, ar dienos laikas yra skirtumas? Ne, jokių dienos laikų, ne, ir jokių valandų, kada norisi, kada jau jaučia moteris, net nereikia skaičiuoti, aš šitai pasakau protokolo, nes prašėjai protokolo, bet moteris ir iš savęs jaučia, dalis, ne visos, bet dalis moterų jaučia savo artėjančią ovuliaciją, vis tiek atsiranda išskyros, pradeda mausti pilvą, tai ir to užtenka, pradeda jausti ir tuo laikotarpiu turėti kas 2 dieną santykius. Ar yra geriausia sekso poza pastojimui? Ne, manyčiau, kad turbūt, kad ne. Įrodyta, ten buvo, vokiečiai darė tyrimą, ar kojų pakelimas. Taip, kur ten reikia prie sienos pakelti. Tai nepadidina. Nes šitas mitas labai visur kažkaip aš tai sakau, bet mes, tai sako pacientės, mes pagulim po santykių. Oi, sakau, labai faina. Sakau, tikrai pagulėkit. Čia ir psichologinė ramybė, ir miela, ir jauku. Tikrai gulėkit, sakau, čia tai nieko blogiau nepadarysit. Bet ten pakeltos kojos ar pozos kažkokias nėra įrodyta. Greičiau nesuteka, ne? Ne. Jie labai
jie greitai ten. Jie greitai tikslą Tikrai, tikrai. O klausyk, pavyzdžiui, dabar yra labai populiaru šalčio visokios terapijos, dušai, eketės. Kažkas ten į sauną vaikšto kiekvieną dieną po 20-30 minučių. Šitie dalykai pastojimui turi reikšmės. Iš esmės, šitie dalykai peršalusios tos pūslės jaunystėje, kai mes ten ant bordiūrų sėdėdavom ant laiptų šaltų, gal ir dabar ir vyresni prasėdė, arba šildomos sėdynės automobilėje, kur ten užkaitina taip, kad ten turbūt jau verda tie tos vyrų kiaušiniai, tie žinai. Tai va čia šitie dalykai turi įtakos, ar ne? Tai bendram, aišku, sveikatinimui, tai aš suprantu, kad yra nauda, bet vis tiek moters ir vyro reprodukcinės ląstelės yra pačios jautriausios visiems pokyčiam. Ką valgai, ką geri, ką naudoji, lygiai taip pat karščiui, šalčiui. Tai šiaip moteriai, aš čia esu skaičiusi, dėl to, kad manęs klausė pacientė, labai tuo užsiminėjo. Tai aš radau tokią informaciją, kad apie šaltį, pavyzdžiui, kalbant šalčio vonias, tai folikulinėje fazėje, kol iki vaisingumo jos gali padėti, nes užbūstina tą visas, užaktyvina gal visą sistemą, šiek tiek netgi pagerina folikulų augimą, manoma, kad, bet ovuliacijų ir povuliacijos nėra, aišku, padaryti tikri tyrimai, bet galvojama, kad tai nėra, kad šiek tiek reiktų privengti, nes atsiranda toks progesterone steal, progesterono vagimas, nes kortizolis konkuruoja labai su progesteronu. Tai vis tiek po šalčio vonių šiek tiek kyla kortizolio kiekis, jis nors ir momentinis, bet vis tiek kyla ir tada smegenys čia jau veikia tas kaip ten fight or flight, jo, nes kūnas visada prioritizuoja išgyvenimą. Jeigu kūną reikia rinktis tarp išgyvenimo ir reprodukcijos, jisai rinksis išgyvenimą. Taip, tokia yra mūsų prigimtis. Tai va, tai dėl to truputėlį progesterono gamyba, taip, nuo jos... Tai šalčio privengtum. Taip, šalčio. Lygiai panašiai. Su karštis yra galvojama, kad yra naudingas, nes pagerina kraujotaką, pagerėja visa irgi ir kiaušidžių, ir gimdos kraujotaka, dėl to gerėja irgi pastojimas, bet didelės, vėlgi tas pats, kažkiek labai dideli ekstremumai turi ir žalą, dėl to, kad kūnas vėlgi jisai į ką koncentruosi, į atsistatymą, į embrionai per didelis karštis irgi yra žalingas, jam optimali temperatūra yra mūsų kūno temperatūra, ar ne, tai toks 36-37 maždaug laipsnį iki, tai labai, jeigu folikuliniai fazėje, tai žinoma vėlgi gerina kraujotaką, viskas tvarkoja, bet implantacijos fazėje, kai embrionas turi implantuotis, aš jau pirčių prašau privengti. Dėl to, kad jam karštis nėra gerai, per didelis karštis. Taip, bet čia jau tada, kai jau mes galvojam apie patį pastojimą, taip, tai tuo laikotarpiu. Bet, pavyzdžiui, tos ankstesnės peršalimo visokios lygos, kai tenai mes išsidėdavom ant tų bordiūrų, žinai, ir tenai su peršalusiom puslėm buvom, ar tai atneša labai didelį įtaką ateityje vaisingumui, ar ne? Jeigu, aišku, aš manau, kad, aš ne urologė, tai reikėtų čia urologai gal šitą jau klausimą dedikuoti, bet vis tiek, jeigu yra dažni peršalimai, vyksta to organo pažeidimas pastoviai, kūnas turi atsistatyti. Aišku, tas pats būna ir su spermatogeneze, negi gali sutrikti, jeigu tu pastoviai šalai ir vyko ten pastovus uždegimai, gali ir pati spermatogenezė, juk sėklidės moters, tai kiaušidės yra kūne, ar ne, jos yra apsaugotos labai daug organų, jom šilta yra pastoviai. Vyrų spermatogenezė vyksta išorėje. Taip, tai jiems labai tos yra jautru ir jiems, jeigu dažni pašalimai arba ir pirtis, didelis karštis spermatozoidam yra žalingas. Tai jeigu jau planuojama irgi pastoti, pirtis jau reikėtų aplink prieš ovuliaciją, kaip sakoma, nebeiti. Dėl to, kad dalis spermatozoidų tiesiog žus. Žinoma, ne visi, bet dalis žus. Žiūrėk, mes pakalbėjom apie tą pastojimą, kaip ir viskas aišku. Nu, ten metai laiko, bandomės, va čia jau ir nubrėžiai tas ribas, protokolas tau nepatiko, bet kokiu atveju, ten bandome žiūrėti mitybą, sportuoti, žinai, privengti to šalčio, taip toliau. Nu, blemba, nepavyksta. Nu, kažkaip neina, korta. Nesėkmė. Na, ir kada jau reikia eiti ir kalbėtis dėl pagalbinio apvaisinimo? Kada tas laikas, kada, žinai, tu sakytum, ko nesakytum? Nes tai būna, žinai, gydytojai ką mėgsta, sako, o kur jūs buvote anksčiau? Kad šitos frazės neišgirsti, kada jau būtų laikas kreiptis? Na, tai kai jau metai nepastoja, tai jau tikrai laikas kreiptis, bent jau išsitirti, pasižiūrėti, pasidaryti. Labai dar būna, pastebėjau irgi,
moteris ateina, sako, tai aš noriu išsitirti, vat, ir tada mes pasižiūrėsim. Tada sakau, ne. Tyriam tai mes porą. Ir vis laik darom ir vyrui tyrimą, spermogramą, pasižiūrim, nes tikrai... O kodėl tu taip to nenori, kad nebūtų, kad kaltintų, ar kas čia būtų? Ir ne dėl kaltinimo, bet kad ir neišlaikvoti laiko, nes jeigu moteris įsitarė, sako, okei, su manim viskas tvarkoj, dabar dar mes bandysim pusę metų, va tada gal jau vyras nueis spermogramos pasidaryti. Tai, kad neišsvaistyti dar pusės metų, dar ten metų, kol surasim problemą. Tai vat... O galiu čia sustabdyti. Ar gali būti taip, kad ir vienas vaisingas, ir kitas vaisingas, bet kartu negali susilaukti vaiko dėl kažkokių, nes ten būna, sako, nesueina kažkaip tai. Nesuderinamumas. Jo, tas terminas toks išgyvendintas yra, bet žinoma, kad gali būti, kad mes ištiriam ir čia vat yra neaiškios kilmės nevaisingumas, apie kurį prieš tai sakiau. Tas 30%. Taip, maždaug. Na, vieni sako 15, kiti 20, kiti 30, tai čia jau dabar nebeaišku, kokie tie procentai yra, nes iš tikrųjų sunku labai, apibrėžti. Tai reiškia, kad tu ištiri porą, padarai visus tyrimus, kurie šiuo metu egzistuoja ir tu nerandi priežasties. Ir negali pasakyti, kodėl ta pora nepastoja. Atrodo, ir pasta gerai, ir ta pasta gerai. Taip, viskas yra gerai. Hormonai geri, ciklas reguliarus, spermograma gera, vis tiek nėra pastojimo. Genetinius tyrimus padarom, ten irgi viskas gerai. Aišku, jeigu tai yra jauni žmonės, tikrai mes čia neskubam ir nesiūlom pagalbinio apvaisinimo, nes tiesiog gali būti dar laiko per mažai. Iš tikrųjų, iki 2 metai, iki 35 Lietuvoje kol kas sakoma, kad pora turi pagal įstatymą 2 metus bent bandyti pastoti, kad tu galėtum jiems pasiūlyti pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Tai yra ir tarpinių variantų, yra ir vaistų, kuriais gali pagelbėti, bet jau 2 metai yra toks laikas iki 35, kada pora turi nepastoti, ir nuo 36, jeigu jinai metus nepastoja, jau tada irgi Lietuvoje gali siūlyti pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Nes jau skaitosi, kad nuo 36 amžius ganėtinai svarbus labai faktorius ir jau tada jisai trukdo pastoti. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.